Labas vakaras, mylimieji, gerbimieji. Noriu pasidalinti tokiu pamastymu, turiu apie maldą. Žinot, kažkaip tai vienas iš krikščioniško gyvenimo ypatybių, tokių tapatumų, kuris yra nuostabus dalykas, tai yra malda. Malda, kuris keičia gyvenimus. Ir šiandien žiūriu į savo gyvenimą ir prisimenu savo praeitą gyvenimą, koks aš anksčiau buvau ir kas mane pakeitė, galvoju, kas mane paskatino keistis. Ir aš prisiminiau, kad kai buvau mažas dar vaikas, kitoje laiptinėje daugiabutyje, kai gyvenau, gyveno tokia moteris, mano mamos draugė, kuri labai karštai tikėjo Dievu. Jin iš tikrųjų sunkiai vaikščiojo prieš mirtį, prieš išėjimą pas viešpatį. Ir dažnai mane pasikviesdavo: Gintarai, gal gali nubėgti parduotuvę, ten sakydavo, nupirk tą ar aną, tenais parnešk ko nors maisto man. Ir man visą laiką duodavo ten rublį, dar būdavo, atsimenu, rublį duodavo, ir kiek ten tų pinigėlių, ten tų kapeikų, nebeatsimenu dabar. Visą laiką aš taip uždarbiaudavau pas ją ir padėdavau jai. Ir aš pas ją kaip tik užeidavau, visuomet būdavo pas save pasidėjusi Bibliją, skaitydavo Bibliją. Ir niekada manęs, kai atneždavau, kad nors nenorėdavo išleisti, kviesdavosi į kambarį, kažką vaišindavo dar. Ir sakydavo, ar tu tiki Dievu? Sako, Dievas yra tikras, Dievas yra gyvas, jisai keičiantis žmonės. Ir sako, iš tikrųjų, sako, aš už tave meldžiuosi, sako, aš labai meldžiuosi ir dėkoju Dievui, kad tu esi, kad tu padedi man. Ir sako, aš noriu, kad tu taip pat pažintum Dievą. Ir ačiū Dievui, aš manau, kad tai tos sieklos, kur insėjo tos maldas, rezultatas to, kas yra šiandien. Iš tiesų yra nuostabu, kai tu gali suvokti, ką gali padaryti Dievas, kur žmogus pats to negali, nes niekuomet negalvojau, niekuomet nesvajojau apie tokį gyvenimą, niekuomet nemačiau savęs tokioje vietoje, kurioje esu šiandien, taip tikinčių, ir negalėjau įsivaizduoti savo gyvenimą tokią. Šiandien dieną aš tikrai žinau, kad tos maldos, kurios buvo išėjusios iš tos moters lūpų, jos tikrai pasiekė dangų. Ir šiandien labai branginu tą dalyką, maldą. Malda tai nėra vien tik tais kažkoks tai kalbėjimas tuščias, sakyčiau. Malda tai yra kur kas daugiau negu tuščias žodžiavimas, prašymas kažkokių dalykų, Dievo kaulinimas. Malda tai yra, kada tu susitinki Dievą, santykis, asmuo, kada tu su juo bendrauji, kada tu jam gali dėkoti už viską, kada tu gali prašyti dalykų. Ir tau dar lūpų netvėrus, Dievas jau žino, ko tau reikia labiausiai. Ir jis nori būti tuose dalykuose. Ir kada tu su juo savo gyvenimą vedi, malda tai bendrystė su juo, ir daliniesi savo gyvenimu su juo, ir tu nori, kad jis veiktų tavo gyvenimą. Tai kada jisai daro kažkokius dalykus, tie dalykai visą laiką bus įvykdyti, jeigu jie bus pagal Dievo valią, ir tu būsi nustebintas. Ir žinot, kad mūsų gyvenimai jie būtų proveržė, kad būtų pilni gyvybės, džiaugsmo, kad jie klestėjime būtų, aš nekalbu vien tik finansinį klestėjimą, bet sveikata, kad būtų tavo gyvenimas pilnatvė, džiaugtumės, už viską dėkotum, gyventum palaimintą gyvenimą. Reikalinga malda, ir mūsų Dievas, jisai nori, kad mes karts nuo kartą, ne karts nuo kartą, bet visuomet iš tikrųjų nori, kad mes broliai, sesės, kalbu apie krikščionius, tie, kurie esam tikintis, susitiktume maldoje. Jo žodis sako, kur 2-3 mano vardu, sako, ir aš esu jūsų tarpe. Ir jam gera matyti, kada mes kartu meldžiamės už šeimas, už savo artimus žmonės. Ir galbūt mes šiandien nematom tų pasikeitimų žmonių gyvenimų, už kuriuos mes meldžiamės, bet kaip ir aš sakau savo gyvenime, kažkada šita moteris meldėsi, anaiptol nebuvo panašu, kad kažkas galėtų keistis mano gyvenime tuo momentu, bet šiai dienai aš matau, kad tikrai tai veikia. Ir
Aš žinau, kad ir šiandien malda, santykis ir mes turim bendrą maldą, mūsų bažnyčia, mes renkamės kiekvieną trečiadienį, 3 valandą ir kviečiu visus, kas nori prisijungti. Dievas labai džiaugiasi, kada krikščionys susirinkę kartu, meldžiasi dalykų pagal jo valią, jam gera, kada mes 2-3, kaip sakant, jo vardu, tai jo vienybė, vienoje dvasioje, vienoje mintyje, trokšdami pažinti Dievą, renkamės ir Dievas džiaugiasi. Čia taip pat kaip ir, sakykime, jeigu kas turim vaikų, mes labai džiaugiamės, kada mūsų broliai, sesės, brolis su sesė, mūsų vaikai kažkurie, tai, sakykime, jie draugauja, kada jie sutarė. Ir labai liūdna, kada mes matom, kada mūsų vaikai pykstasi, yra nesusitarimai, susiskaldimai kažkokie tarp jų. Tai Dievas kur kas labiau yra jautresnis tuose dalykuose. Tai dėl to iš tikrųjų kviečiu, kas turit norą, atvykit. Mano Facebook'e visada yra tų pasidalinimų su tom atvirutėm, kur mes renkamės ir kelintą valandą, jeigu kam būtų įdomu. Tai ir jeigu kažkas nedrįstat, gal neturite, kas už jūs meldžiasi, tai žinokit, aš šiandien, dabar, aš meldžiuosi už jūs, aš meldžiu, jeigu yra dabar žmogus, kuris žiūri šitą reelsą, kad tu šventoji dvasia, paliesk kiekvieną šitą žmogų, paliesk jo širdies gelmę, kad jis pajustų tave, kad jis tave pamiltų, kad jis tave išgyventų ir kad jis trokštų daugiau tavęs pažinti. Palaimink jo gyvenimą, tegul būna jis palaimintas, kada jis išeina iš namų, kada jis grįžta į namus, te būna jis palaimintas darbe, laukose, te būna palaimintas visose savo darbuose, kad jis visur tave pažintų ir būtų tavo malonė ant jo. Taigi kiekvienas brolis, sesė, draugai, artimieji, giminės, būkit visi palaiminti. Iki malonaus.